Diena, mėlyjei. Na štai mes ir vėl susitinkam prie Audi A6. Šį kartą vėl su kitom problemom. Mums išvažinėjant į Lake Districtą. Naktį 3 valandą nakties. Išgirdau tokį labai stiprų, kaip sprogimas, sakyčiau, kad sprogo kažkas tai. Viską apžiūrėjau naktį. Likta viskas kaip ir vietoj. Pravažiavau 1300 km. Ir dabar nusprendžiau pasižiūrėti, kame vis tik tai problemos. Man pirmas įtarimas buvo, kad lūžo spyruoklė. Bet kadangi mašina nedarė jokių garsų ir nieko nesigirdėjo, tai išvažiavom. Pravažiavau, sakau, 1300 km, be jokių problemų. Ir ką mes dabar matom, nusiėmė ratą, kad yra lūžus spyruoklė. Kodas yra balta, alyvinė geltona. Bandysim ieškoti tokios pačios. Ir va toks galas yra atlūžęs. Ir sėdėjus tenai ant tos gumos užmautas savo ramiai. Tai va. Vėl laukia mūsų remontas. Ai. Ką padarys? Yra kaip yra. Tai ką, tai tiek, mėlyjei. Saugokit ir žiūrėkit savo automobilius. Iki.